Bėgam metai, lekia dienos, o gyvenimas tik vienas, tad mylėk, kol dar yra jėga. Žvaigždė, tikimo tau duota, saugos ir lydės, jei tu tikėsi ją. Žvaigždė, tau dega danguje ir visą kelią švies, tikėk į savimi ir ją. Nebijodamas likimo, neprašydamas likimo, aš tikiu, žvaigždė mane nuves. Ten, kur teka pieno upės, kur ant medžių laumės supas, ir gerumo širdyje užteks. Žvaigždė, likimo tau duota, saugos ir lydės, jei tu tikėsi ją. Žvaigždė, tau dega danguje ir visą kelią švies, tikėk į savimi ir ją. Likimo tau duota, saugos ir lydės, jei tu tikėsi ją. Žvaigždė, tau dega danguje ir visą kelią švies, tikėk į savimi ir ją. Mūsų šventėje dalyvauja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorė Kristina Valkienė. Labą vakarą visiems. Iš tiesų, direktorius labai teisingai pasakė ir norėčiau pasidžiaugti ir aš jūsų ryžtu. Jūsų ryžtu sprendimu, kad jūsų gyvenimo bagažą praturtintų dar ir žinios. Sunku po darbų palikti šeimas ir ateiti mokytis. Bet ta tvirtybė lydi visus jūs mokslo metus ateinančius. Išskirtinai norėčiau padėkoti ir palinkėti stiprybės, tvirtybės ir ištvermės pedagogų kolektyvui. Kadangi iš tiesų tas procesas yra sunkus ir ilgas kelias, kad mes suaugusį žmogų dar vestume į žinių pasaulį. Tai visiems vienybės, kantrybės ir gerų mokslo metų. Sveikinu direktorių ir perduodu miesto vadovų sveikinimą. Visai padėjome. Mokykla ne tik žinios, jos misija didesnė. Mokykla ir šeima, mūsų namai. Mokykla tai tokie namai, kuriuose užtenka vietos kiekvieno mokinio lūkesčiams ir svajonėms.